Šitas gražus ir spalvingas, gėlėmis papuoštas, nepavojingai atrodantis viršelis iš tiesų slepia ganėtinai sprogstamą turinį. Taigi perspėju, kad šiame pristatyme jūs dalyvaujate savo riziką ir atsakomybę, nes tai, ką išgirsite, nebejotinai, nežinau, ar išgirsite, bet tai, ką perskaitysite, tai nebejotinai galimai gali prieštarauti Lietuvos Respublikos konstitucijai. Ir šio revoliucinio, ar veikiau kontrrevoliucinio kūrinio autorius su mumis, Regimantas. Dar laisvė. Turbūt jau pristatinėti nereikia, bet vis tiek pristatysiu. Ir Regimantas baigė tai, kas tuo metu vadinosi visiukais, įgijo inžinieriaus specialybę. Ir prieš 9 metus ryžtingai pasuko į literatūrą, pirmiausia su savo apsakymu, elektroniniu būdu išleistų rinkinių, bet pirmoji popierinė knyga, mano žiniomis, yra Vilniaus plovas. Na ir čia jau galima jausti tą tradiciją, kurioje jis pradėjo kurti, nes ir paskui knyga išleisti gyvenimo stebėtojo memuarai irgi, nurodo į, sakykime, gavelišką įkvėpimą šiek tiek. Toliau pasirodė romanas Bronislovas ir imperatorius, Žemaičio nuotykiai didžiajame žaidime, jeigu galėčiau tai pasakyti, išpranašavo, sakyčiau, lietuviams mėgstamą, taip sakant, tą imperatoriaus naudojimo pavadinime. Turime ir kitą romaną, kur yra imperatorė, tiesa. Bet didysis žaidimas, atkreipkite dėmesį, iš tai svarbu. Na ir prieš 2 metus pasirodęs žavingasis šunsnukis, sužavėjo, šokiravo, išprovokavo, supykdė ir pradžiugino nemažą skaitytojų dalį savo Pilsudskio pristatymų lietuviškai auditorijai. Na, o dabar mes kalbame apie Liudviką Lietuvos karalių. Ir žanrų samplaika, toks žanrų sumaišymas tampa savotiškai jau ir mada, ir tendencija, vis daugiau kūrinių, kurie meta iššūkį žanrinėms taisyklėms, bando išeiti iš vieno žanro ir surasti naują erdvę ir naują trajektoriją. Tai aš pirmiausia norėčiau paklausti, kokios knygos, tie, kurie dar neskaitė, gali tikėtis atsivertę šį romaną, kuris parašytas utopinis romanas, bet niekada netikėkit to, kas parašyta ant viršelio. Čia taip pat kaip ant etiketės, ant tai, kas parašyta, kiek ten procentų mėsos, niekada nebūna taip. Čia parašyta utopinis romanas, bet kas tai vis dėlto yra? Ar tai politinis trileris, ar alternatyvioji istorija, ar maginio realizmo romanas, ar detektyvas, Regimantai? Taip, man reikėjo išrinkti vieną pavadinimą, jeigu aš būčiau tuos 5 ar 6, kuriuos paminėjai, surašęs, tai irgi būtų keista ir įtartina. Ir todėl man, utopinis tai yra istorija, kurios dar nebuvo, kuri galėtų atsitikti, bet atsitinka kaip ir šiais laikais, kaip ir mūsų laikų realybėje. Bet tokia truputį projektuojama į ateitį ir kartu tai yra savotiškas ieškojimas dabartinių tektoninių lūžių laiku, kai nebeaišku, kur juda, kas juda ir kaip juda. Tai vienas iš tų variantų, kaip Lietuvai išsilaikyti galbūt. Vis dėlto neatsakyti klausimą. Ar tai yra politinis receptas, politinis traktatas įvilktas literatūros rėmą? Galima ir taip, politinis traktatas, bet jisai inkrustuotas ir realistiniam detalėm ganėtinai. Ir truputį yra ir satyros elementų. Na, tikrai negaliu niekaip pasakyti, koks čia tiksliai žanras, bet tai yra, pradėkime nuo to, kad tai yra romanas. Ir romane leidau savo truputį daugiau negu tose anksčiau rašytose istorinėse romanuose arba biografijoje Pilsudskio. Truputį leidau savo pasvajot, pafantazuot, planuot ateitį. Taip, autoriaus žvilgsnis iš praeities, iš 19 amžiaus peripetijų, kurios iš 20 amžiaus pradžios Pilsudskio istorijos jis nukrypsta į galimą ateitį, vieną iš galimų ateičių. Todėl, manau, kad teisėta jį vadinti ir alternatyvios istorijos tam tikrų veikalų. Ir prieš perinant prie paties siužeto, aš tiesų norėjau dar paklausti apie tą pasaulį, iš kurio tas romanas kyla. Jis prasideda žmogumi, tapnojančiu asfaltu, basas beveik neapsirengęs, vasaros naktį, aukštutinėme Antakalnyje. Ir kas skaito Regimanto
prozą, gyvenimo prozą Facebook'e ir kitose socialiniuose tinkluose žino, kad Aukštutinis Antakalnis turi tai ypatinga vieta. Ir aš sakyčiau, kad šio romano veiksmas turbūt negalėtų įvykti niekur kitur. Tai man šiek tiek tą pasaulį gal galėtumėt, Regimantai, papasakoti, kur yra Aukštutinis Antakalnis, kur silikatiniuose mūrinukuose šalia gali gyventi rašytojas, nepastinis rašytojas ir Rusijos majoras specialiųjų oro pajėgų, kur įvyksta tokie netikėti susitikimai, kur skaitant kasdienius tos prozos intarpus gyvena Balkanų moteris ir jos, kaip sakyt, tvarka primetama namams, tai šiek tiek to pasaulio mitologiją praskleiskite. Tai turėti rašytojui labai patogu rajoną, kuriame gyveni ir labai paprasta. Tiesiog žiūrėdamas pro langą dažnai gali paimti ir parašyti, ką nors matydamas, kas vyksta. Ir pas mane tas rajonas Aukštutinis Antakalnis skamba gana prabangiai, bet tai yra sodų rajonas tarp Saulėtekio, Rokantiškių kapinių, Mileišiškių gatvė. Ir ten taip įdomiai dabar yra labai prastų namų, yra dar išlikusių apleistų sodų, kur dar 25 kvadratinių metrų mediniai namukai. Yra jau truputį pažengusių, kurie sovietų laikais sugebėjo pasistatyti silikatinių plytų, bet tai tie namai dabar jau atrodo klaikiai. Ir kartu ateina naujieji lietuviai, turtingieji lietuviai, po truputį pradeda statyti savo namus ir tos istorijos mūsų tam rajone Aukštutiniam Antakalny pinasi, persipina, ten vyksta visokie tokie įdomus atsitikimai, tokia savotiška Jokana Patofa, jeigu žinome tokį Amerikos rašytoją irgi. Ir tiesiog man personažai, tie patys personažai yra, nežinai, pasižiūrėti pro langą. Ir tas majoras Solovjovas irgi nesenai tą prototipą policija išvedė, išnešė jo tinklus, guminę valtį ir taip sakant, bet dabar liktai vėl paleido, tai nežinau, kas bus toliau. O tai, atsiprašau, kur Aukštutiniam Antakalny galima brakonieriauti su guminė valtimi, bet čia turbūt iš šono šiek tiek klausimas. Aš noriu dar apie tos veikėjus. Na, romanas prasideda scena, kai rašytojas Jonas po įspūdingo, kaip sakyt, vakaro išgėrimo, nežinodamas nei tiksliai kur esas, nei turbūt labai kas esas, tapnoja tokiu naktiniu asfaltu, kuris raižo jam padus. Ir, susidaro įspūdis, kad tai ir bus pagrindinis knygos veikėjas. Bet ne, knygos pagrindinė veikėja yra moteris. Ir ką tuo moters portretu rašytojas norėjo perteikti ir pasakyti. Ir specialus dar klausimas, kiek tas moters paveikslas yra susijęs su kitose rašytojo raštuose iškylančia Balkanų moterimi. Na, čia jau labai negeras klausimas, aišku. Labai jau provokatyvus. Mano toks įdėjimas. Čia nėra, atrodo, salėje. Nu, tai ir gerai, kad nėra. Ne, čia, kodėl? Pirmas dalykas, visi mano ankstesnių romanų herojai buvo vyrai. Ir aš pagalvojau, kad jau nebepataikau koja į kojon su nauju pažangiu pasauliu. Ir man reikia truputį ką nors parašyti apie moteris. Ir taip, aš rizikavau, aš nežinau, ar man pavyko įtikinamai atskleisti, kaip moteris gali sugalvoti veikti, bet jinai, mano galva, labai ryžtingai veikia, labai vyriškai veikia ir galbūt, nežinau, čia skaitytojams spręsti, ar tai pavykęs moters portretas, ar tai vyriškos moters portretas. Bet aš stengiausi, aš bent jau tą galiu pasakyti. Ir tokių ryžtingų moterų gyvenime esu matęs, ir daugiau moterų, ta prasme, ir gražių, ir visokių matęs. Na, galbūt apsiribokim taip, kad tai yra sudurtinis, suvestinis portretas, galbūt taip suformuluokim. Ar sunku vyrų rašytojui įeiti į moters vidų ir vaizduoti jos psichologiją, jos lūkesčius, ketinimus ir galų gale emocinės reakcijas? Sunku ir tikrai daugiau aš taip nedarysiu, aš pasižadu. Buvau normaliai įsivaręs, kaip sakoma, į vagą vyriškų, herojiškų portretų.
O dabar šovė į galvą nelaimė tokia bet pats nežinau, kaip tai pavyko, čia jau skaitytams spręsti, bet... Ir ypač skaitytojams. Ir ypač skaitytams, nes jų dauguma visada būna, galbūt tai ir marketinginis žingsnis, galima išvelgti tokį protingą žvilgsnį, kad moteris norės paskaityti apie ryškę moterį. Čia moteris ne iš meilės romanų, žinokit, čia jinai tokia velnių priėdusi, žinokit. Gana ir siužeto posūkiai su jie gana tokie audringi vyksta, sakyčiau. Na, frazė velnių priėdusi čia yra gan simptomiška iš tiesų, nes vienas iš įkvėpimų, kurio autorius tikrai neslepia, yra Bulgakovas. Ir Bulgakovo Meistras ir Margarita. Ir ypač Margarita, kuri, nežinau, ją galima vadinti velnių priėdusi, bet su velniu tikrai turėjo nemažai reikalų. Tai ko gero yra tas personažas, kuris kažkur, taip sakant, plevena fone. Ir aš norėjau tą progą paklausti apie įtakas. Na, aš jau užsiminiau, kad iš romanų pavadinimų tarsi matyti, toks susižavėjimas galbūt Gavelių. Galėčiau sakyti, kad galbūt šitas romanas padaro Aukštutiniam Antakalniui tai, ką Kunčinas atliko Užupio atžvilgiu. Tai yra sukūrė būtent charakterį, įvedė rajoną, Vilniaus dalį, kaip tokį savotišką, savarankišką veikėją į literatūros kūrinį. Taip pat minimas Dovlatovas, kurio aš turiu pripažinti neskaičiau. Kokiu dar įtakų galime matyti šio kūrinio fone? Na tai, aišku, čia yra įtakos daug rusiškojo ir Michailo Afanasievičiaus Bulgakovo, bet aš kartu noriu pasakyti, kad aš kartu šlaviausi, galbūt taip galima pasakyti, iš savęs tą vidinę Rusiją. Nes jau porą metų kaip labai pačiam nemalonu, kad aš tiek daug mokėjau rusiškai, tiek daug skaičiau rusiškai. Ir šis romanas irgi yra toks protestas prieš tą vidinę Rusiją, kuri yra manyje. Na, nenorėdamas atskleisti siužeto vingių, bet gal pasakysiu, kad galbūt ir kai kurių herojų likimas atspindi tą rašytojo norą atsikratyti Rusiją. Taip, tai man atrodo, ten tas vienas iš pagrindinių personažų ir yra toks majoras Solovjovas, kuris tampa pulkininku Nightingale'u, besivystant siužetui, bet neaiškinsim, kaip jam ten pavyko tapti jo ir kokiu būdu, gana keistų būdų bet iš esmės jisai įgyvendino savo svajonę. Ir to personažo, tas personažas irgi yra toks savotiškas atsisveikinimas su tuo buvusiu pasauliu, nes aš ir 1961 metų sovietinis žmogus auklėtas, kaip sovietų valdžios auklėtas, gal ne viskas sovietų valdžiai pavyko su manim, bet dar nuo savęs lupti reikia tą sovietizmo luobą dar iki šiol man. Ir matyti iki gyvenimo galo, lupsiu ir nenulupsiu galutinai. Na, iš tiesų, man susidarė tikrai toks įspūdis, kad tas toks dviprasmiškas santykis su rusų literatūra, su rusų kultūra, su personažais iš tiesų atspindi ir kryžkelėje atsidūrusio būtent kartos žmogaus tokį bandymą apsibrėžti tos kultūros atžvilgiu ir viena vertus pripažįstant savo įsiskolinimą, ir aš galiu irgi prisidėti, kad Bulgakovo irgi iš tiesų nemažai esu skolingas ir turbūt nėra kitos knygos, kurią esu tiek kartų paauglystėje perskaitęs, kaip Meistras ir Margarita, bet kartu vyksta ir toks apsivalymo procesas, bandymas pažiūrėti į tai iš šalies. Bet dabar aš perinu irgi prie siužeto ir vienas siužetinės linijos, kurios tikrai neišduosiu, taip sakant, jokios nesuspoilinsiu, pasakydamas, kad tai yra romanas apie tai, kaip sukurti monarchiją, nes pats pavadinimas taip sako. Ir čia man šitas romanas priminė iš tiesų kažkada gilų įspūdį palikusi Frederiko Forsytho 94 ar 5 metais pasirodžiusi trilerį Ikona. Ir labai simptomiška, tai buvo 90-ųjų vidurys, pasirodė vienu metu maždaug 2 labai panašus trileriai angliškai. Panašiom temom, panašia kryptimi, panašaus tokio mentaliteto ir nuotaikos, tai Forsytho Icon ir Roberto Harriso Archangel, kurie abu konstatavo tokią bręstančią tuo metu, kas atrodė dar Jelcino demokratinė Rusija, joje bręstantį autoritarizmo proveržį. Ir Forsytho receptas yra, reikia sugrąžinti monarchiją. Ir nežinau, ar čia buvo įkvėpimo tame ar ne, bet iš tiesų prie tos monarchijos temos ir norėčiau apsistoti, nes kaip jau konstatavome pačioje pradžioje, tai nemaža dalimi yra tam tikras toksai literatūriškai parašytas politinis traktatas. Ir aš norėčiau dabar paklausti auditorijos,
kiek iš jūsų manote ir tikite, kad Lietuvoje reikėtų sukurti konstitucinę monarchiją? Prašom, pakelt rankas. Ačiū. Na, kaip matote, tam tikras plebiscitas įvyko. Tai dar autoriui reikės toli, kaip sakyti, eiti, kad įtikintų didesnę auditorijos dalį. Bet aš iš tiesų apie tą monarchijos, iš kur ta mintis kilo apie monarchijos grįžimą. Ar iš 20 amžiaus pradžios tyrinėjimų su Urachu, praskleiskite. Tai labai gera pastaba, kad tai ne man vienam kilusi idėja ir aš gal ir prancūzų pasiremčiau garsiausių dabartinių rašytojų Bekbederiu, kuris irgi pabėgo dabar iš Paryžiaus į Baskų kraštą, kažkur gyvena ant vandenyno kranto ir jau pradėjo kalbėti, kad ir net Prancūzijai jau, kuri jau daugiau kaip 200 metų nėra monarchija, kad ir ten laikas kažką pradėti galvoti, nes toliau taip nebegalima. Tai čia prancūzų autoriai, Mantas paminėjo anglus, britus. Ir aš dar kartą primenu, kad mes gyvenam labai neramiais laikais ir tiesiog kartais norisi kažko įsitverti konservatyvaus, atsiremti į kažką, kas nekinta. Ir dabartinė liberalioji demokratija su kas kelis metus besikeičiančia politinė linija, neramiais politikų tarpusavio ėdimaisis, galbūt galėčiau taip suformuluoti, su pastoviais skandalais, skandaliukais, skandalėliais, tokio stabilumo jausmo, atramos gyvenime žmonėms nesuteikia. Ir dar galbūt aš kitą dalyką norėčiau pastebėti, kad labai daug rinkimuose yra populizmo. Mums užtenka 3 politinių pagrindinių minčių socialdemokratijos, konservatizmo, liberalizmo, o tuo tarpu, per kiekvienus rinkimus beveik išlenda nauja politinė jėga, kuri tokias neadekvačius protus susirenka visų žmonių. Ir aš galėčiau pasakyti, tai yra 30% žmonių, kurie yra vaikomi ir viliojami populistų. O vietoj to jie galėtų garbinti monarchiją ir tai būtų žymiai valstybei stabiliau ir tvariau. Madingą žodį radau. Bet ar iš tiesų nepavėluota su ta mintimi? Prancūzija, kuri jau savo visą tapatybę grindžia tuo, kad yra ne monarchija, kad yra respublika. Ir su tuo susijęs tendencijos, galų gale ir mūsų toks didysis strateginis partneris JAV, vėlgi pabrėžtinai, taip sakant, susikūrė savo tapatybę atsiskirdamas nuo monarchijos ir ieškodamas kitos politinės formos. Tai labai prieštarauja iš tiesų šio amžiaus dvasiai. Ir taip mes žinome, kad yra sėkmingos konstitucinės monarchijos, vienos sėkmingesnės, kitos mažiau sėkmingos. Europoje jų nemažai yra, bet kada paskutinį kartą buvo įvykdytas, sakykime, monarchijos atkūrimo veiksmas, nors kandidatų tam buvo? Tai Ispanijoje 19 amžiaus pabaiga po Franko, iš esmės buvo 20, atsiprašau, ir labai sėkmingai buvo, ir karalius Juanas Karlas buvo vienas iš įspūdingiausių monarchijų veiksmų, vieną iš įspūdingiausių atliko, jisai sustabdė perversmą Ispanijoje. Tai, man atrodo, tai vienas iš pagrindinių motyvų. Dabar jau Juanas Karlas, aišku, prisidirbo ir jis nebe pavyzdys, bet tada, kada buvo jaunas, kada buvo teisingas žmogus, kada dar jam rūpėjo matyti 10 Dievo įsakymų, tai jisai tą padarė, tokį pavyzdinį monarchijos veiksmą. Aš gal dar vieną dalyką norėčiau atkreipti dėmesį, kad racionaliai mes negalim paaiškinti vieno to fakto, kad monarchijos visada gyvena gerai arba geriau negu demokratijos. Ar netiktų toks pavyzdys? Turbūt labai priklausytų nuo imties. Jeigu paimsime monarchijos esančias tolimesniuose pasaulio kraštuose, kaip kad į pietus nuo pusiaujo, tai turbūt ta statistika, čia įdomus klausimas, iš tiesų, man atrodo, vertas atskiros studijos. Bet aš dar norėjau paprašyti plačiau papasakoti, iš tiesų ten užsimenama knygoje apie istoriją kaip dinastija, kuri galėtų būti Lietuvos karaliais. Tai yra
Urachų netapimą Monako kunigaikščiais. Ir tai yra tokia alternatyvi istorija, kuri irgi toksai užuomina, kad tai galėjo vystyti visai kitaip. Ir man atrodo, kai kurie skyriai knygoje į tą nurodo, bet ji lieka užuominų lygyje. Ir nebejotinai pats pagrindinis monarchijos įgyvendintojas, tas Liudvikas, jo asmenybė tikrai nurodo į Inigo von Urachą, jis miškininkas. Aišku, yra netitikimų, kaip etnosės forma, bet vis dėlto. Tai visų pirma, tai buvo viena iš dinastijų kandidatai į Lietuvos karalius, bet buvo ir imperatoriaus Vilhelmo sūnus buvo siūlomas Lietuvai, bet jis jau netiko pagal tikėjimą. Bet aš dar noriu pabrėžti, kad Gabrys Paršaitis buvo atvežęs ir Ispanijos burboną Alfonsą į Kauną. Taip kad mes turėjom labai platų ir įdomų pasirinkimą. Ir kas man žavi ir būtų labai gražu, kad burbonai tai čia dabartinė Ispanijos dinastija, o Urachai, ano meto Mindaugo antrojo Uracho mama buvo tikroji Grimaldi. Tai yra dabartinių Monako valdovų dinastijos atstovė, o jos brolis Louis turėjo abejotinos kilmės dukrą. Ir čia Prancūzijai, aišku, labai nepatiktų, bet iš esmės istorija ta kalba, Urachų istorijos versija kalba, kad dabartiniai Monaką valdantis neturi Grimaldžių kraujo nelašo. Kas yra įdomu, aišku, tai yra sensacingai slepiama ta istorija. O kodėl nenorėjo Uracho prancūzai Monako sostą įleisti? Dėl to, kad jisai buvo netgi pėstininkų divizijos vadas. Ir ta divizija kovojo prieš prancūzus per Pirmąjį pasaulinį karą Somos mūšyje. Tai ta prasme absoliutus prancūzų priešas, nors jis turėjo pusę Grimaldžių kraujo, bet tiesiog buvo nutarta pėstininkų divizijos vadą jokių būdų neįleisti į Monako kunigaikštystės sostą. Tai tiek. Tai palaukit, jeigu dabar Mindaugas II būtų sėdęs į Lietuvos sostą ir kartu, kuris įgyjęs Monako sostą, tai mes galėjome faktiškai, taip sakant, turėti jungtinę valstybę ir būti Monako kovaldytojai, kaip dabar yra Prancūzijos prezidentas. Dar ir trečia valstybė yra, kur buvo kandidatas Urachų giminė, tai Albanija. Tai įsivaizduokit, kokia, čia jums ne Lenkija, Lietuva, abiejų tautų respublika, o čia būtų Monakas, Albanija, Lietuva arba Lietuva, Albanija. Net sunku sugalvoti, kaip čia turėtų vadintis, bet, trijų tautų respublika. Atsiprašau, monarchija. Matot, kaip inercija istorinė neša vis tiek į respubliką. Tai dabar vis dėlto, matydami visą tą potekstę ir tai, kad nebejotinai Urachų atstovas ateina į šitą miškų kraštą tapti karaliumi, tai ar čia Urachų šeima, kaip sakyt, užsakė šito romano parašymą? Ne, gaila, net kultūros taryba, nei Vokietijos kultūros taryba, nei Urachų šeima, ne, čia grina improvizacija. Ir aš tikiuosi, kad kaip man buvo smagu rašyti, labai greitai parašiau viską ir tikiuosi, kad ir skaityti bus taip pat įdomu, siužetas lėks. Tiesiog gali lėkti pagal siužetą, gali sustoti ir pamastyti kartais. Bet man atrodo, kad tai turėtų būti smagus skaitimas, skaitimo malonumas. Na, aš tikrai galiu paliudyti, kad skaitosi labai greitai, aš perskaičiau per vakarą ir tikrai sunku sustoti ir pavėlavau į vieną susitikimą, nes reikia tą epilogą perskaityti iki galo. Ir tada jau ten 15 minučių pavėlavęs, bet tai padaroma per vakarą ir tikrai skaitoma labai greitai. Ir tas siužetas jis iš tiesų yra šiek tiek netikėtas, aš dar nedrįsau postuluoti kažkokios įtakos. Bet gal tai bendra tendencija, tokia, kurią aš įvardžiu kaip sostų karų įtaka. Sostų karų įtaka, kad ta prasme, kad mes pradedame žiūrėti tą serialą, jau tarsi žinome, kas yra pagrindiniai veikėjai, kas yra tie pozityvūs herojai, kurie išgyvens iki galo ir bus gėrio nešėjai, ir staiga vienas po kito netenka galvos arba kitų kūno dalių ir galiausiai vis tiek miršta. Ir staiga pasikeičia visiškai fokusas. Tai šiame romane irgi to yra. Ir kodėl taip? Tai gal labai gerai pastebėjai, kad mes po truputį pereinam iš teksto skaitimo į vizualių menų žiūrėjimą.
Ir tas, jeigu tu peržiūri kokį 100 valandų Sostų karų, ten Breaking Bad ar Ozarko istorijų, tai tu turi įtakos, ko gero, ir pačiam norisi taip kurti tokius charakterius, kad jie varytų siužetą ir siužetas kartais nukryptų ne ten, kur nori autorius, o ten, kur nori charakteris kūrimas. Galbūt taip. Ar čia galėtų būti pagrindu pirmam Netflixo serialui Lietuvos autoriaus temomis? O tai daug dievė. Bet labai būtų N20 ar N30, nes uždėtų žiaurų ženkliuką pagal siužetą, tai abejoju. Na taip, iš tiesų čia jeigu tą knygą rekomenduoti jaunesniai kartai, tai kaip pats autorius ir pastebėjo, jie gal per mažai meilės ir per daug sekso. Ir galbūt tai uždėtų tam tikrą apribojimą serialo naudojimui, bet kita vertus man pasirodė labai seriališkas, toks filmiškas, tas alternatyvios istorijos, kuris taiga išsivysto iš visiškai tokios ramios pradžios. Viskas prasideda, rašytojas prisigėrė su rusų majoru aukštutinėme Antakalnyje ir praradęs atmintį išėjo keliu ir ten sutiko trečiąjį lemtingą veikėją, be kurio nebūtų visa istorija išjudėjusi iš vietos. Ir staiga iš tos labai tokios buitiškos, proziškos situacijos išsivysto vos ne geopolitinis scenarijus. Bet apie tą scenarijų. Mes dabar esame per vidurį tarp vasario 16 ir kovo 11. Ir tas verdiktas liberaliai demokratijai ir Lietuvos konstituciniai sistemai, ar tai nėra per daug didelis pesimizmas, ar ne autoriaus rankose netrodo, kad Lietuva kaip politinis projektas yra kažkuria prasme nesėkmė? Ne, gal taip netrodo. Čia aš tiesiog kartais žmonės labai nusivylę ir tas girdisi dažnai, gal aukštesniuose sluoksniuose ne, bet žemutiniuose sluoksniuose girdimas labai toks nusivylimas ir tai tiesiog vienas iš variantų, ką Lietuvai reikėtų daryti. Aš nesakau, kad reikia griauti Lietuvą, o tiesiog siūlau tokį, mano galva, vieną iš pozityvių vystymosi variantų. Konstitucinė monarchija iš esmės ir nesugriautų, ko gero, ir parlamentarizmo. Tai būtų toks stabilumo antstatas, žmonių energijos nukreipimas į monarchijos garbinimą, galbūt taip galima pasakyti. Man atrodo, tai yra pozityvios krypties ieškojimas. Galbūt taip pasakyti. Iki šios dienos aš pažinau vieną monarchistą Lietuvoje ir čia jo dėja nėra. Ir tokį Stanislovą, kuris vedė mane ir susitikti su Inigo von Urachu, kai jis viešėdavo Vilniuje. Ir dabar jau, kaip sakyti, gubėjo mano pažintis su Lietuvos monarchistų gretomis, nes tos 3 pakeltos rankos ir paties autorius, tai jau 5 žmonės. Tai klausimas, kadangi esame rinkimų metos, yra neišvengiamas. Tai Regimantai, ar dalyvausi rinkimuose su monarchistų partija? Na, kol kas čia mes jau bandėm šūktelti su Aidu Puklevičium per radijo laidą, bet niekas neatsiliepė. Aidas Puklevičius nepranešė dar, kad jis irgi, Aidas Puklevičius irgi toks neaiškus ir linkstantis į monarchiją, bent jau jam įdomu labai, kaip jis man prisipažino. Nežinau, ar tau prisipažintų taip pat. Bet mes taip užmetėm radio laidoj, kad tai skambinkit mum, jeigu žinot mūsų telefonus, mes kur nors sudalyvausim, bet patys tingim, ką nors daryti. Turbūt nereikia norėti, kad viena radio laida ar vienas romanas pakeistų tą politinę tikrovę. Mane žavi tas pasiryžimas vis dėlto judėti į tą pusę. Ir knyga parašyta taip, kad iš tiesų pradedi įtikėti, jog tai yra įmanoma. Bet jau kai pradedi įtikėti, kad tai viskas gali įvykti ir vos nepradedi galvoti, tai iš tiesų, kurią čia dinastiją reikėtų rinktis, ar čia Urachai geriausia, ar dar kas nors, staiga pro langą išskrenda 2 nuogos moterys ir praskrenda virš Vilniaus. Kas tai? Ar autoriaus toksai parodimas, kad jis pats nelabai tiki to, ką rašo, ar kokia kita literatūrinė gestikulacija? Taip, čia vėl grąžinu aš, kad tai yra kūryba, kad tai yra rašymo džiaugsmas, galbūt ir skaitimo džiaugsmas, tai atsisveikinimas su vidinė Rusija. Ir aš kitaip, man buvo sunku kaip
kaip moters portretą, kuriant moterų charakterį, pavaizduoti, kad jos visiškai laimingos, kad jos yra tobulos, kad jos skrenda daryti patį svarbiausią gyvenimo darbą. Ir man pasirodė keista, kad jos turi eiti į tą darbą, į tuos dalykus, kurie yra patys svarbiausia gyvenime. Ir aš pagalvojau, koks vidinis džiaugsmas, jeigu jos dabar gyvena tobulą gyvenimą, jeigu jos yra tobulos, tai man pasirodė, kad jos turi išsirengti nuogos, jeigu jos yra gražios, ir skristi. Man pasirodė, tai yra labai normalus moters veiksmas. Nebejoju, moteris tai ir daro, kaip sakyti, kiekvieną pasitaikiusią progą. Viduramžiais į tai žiūrėdavo gan, kaip sakyti, įtartinai ir bandydavo tokias moteris sugaudyti ir padėti, kaip sakyti, ant laužo, bet ir tam dar šluotos būdavo tiesa naudojamas, čia šluotos nepasirodo. Gal jos neprašytos, tiesiog aš tiksliai nežinau skridimo technologijos. Taigi, tai skraidančių moterų romanas, o taip pat yra labai daug tokių, aš jau minėjau, porą tokių sąsajų, kad užsimenama į esamos dinastijos atstovą, nors yra ir tam tikrų netitikimų, kaip minėjau, ir daug personažų, kurie taip verčia manyti, kad jie pagrįsti realiai sutiktais žmonėmis, kad tai yra truputėlį tas romanas Klef, kuris kalba apie realias personalijas, įvykius, aktualijas, pakeistais vardais. Tai yra ir deputatas Depas, nežinau, ant ko jis modeliuotas, ir piaršikai Filinskas ir Cuklevičius, kai perskaičiau Cuklevičius, tikrai galvoju, čia Puklevičius. Ar kas už jų slypi, jeigu galima pasakyti? Bet Puklevičius, tai jis iškart pagavo mane, kad taip, truputį įsižeidė, bet po to pagalvojo, o sako, gal ir gerai. Tai nėra blogai pakliūti į grožinę, tikėkimės, literatūrą ir tu kažkaip lieki įamžintas šiaip ar taip, šiokiu ar tokiu būdu, šiokiu ar tokiu portretu. Mano ankstesnių knygų herojė minėta Balkanų moteris irgi iš pradžių pyko, o po to visai pradėjo patikti. Tai yra smagu patekti į spaudą, tai yra į literatūrą, atsiprašau, ir kažkokia žymė lieka didesnė gyvenime, negu tuščiai nugyvena. Tai jau tas deputatas žino, kad jisai šiame romane? Ne. Ten pavaizduotas taip pat ir Seimo gyvenimas, kadangi jame praleidau šiek tiek laiko, tai turiu skaitytojus šiek tiek nuvilti, tai nėra viskas taip glamorous ir taip iškilminga ir dvelkia galia ir korupcija, kaip galbūt knygoje pavaizduota, kur Seimo narys gali liepti savo padėjėjai nusirengti priešais jį. Visų pirma, Seimo narių kabinetukai yra per maži, kad būtų galima, taip sakant, nes visi turi su 3 padėjėjais tilpti palyginti nedėlį kambarį. Tai čia turbūt jau rašytojo vaizduotė, taip sakant, šiek tiek jį užnešė ant kampo, bet smagu matyti, kad ta institucija irgi yra, taip sakant, mitologizuojama šiek tiek. Nedažnai būna romanai, kur Seimas vaidina kokį nors vaidmenį. Bet dar yra ir paslaptinga 12 institucija. Ką apie ją galima pasakyti ir kas ją įkvėpė? Tikrieji valstybės valdovai. Tai vis tiek tarėsi partijų lyderiai, tai turėtų būti. Čia duoklė, kaip sakoma, visiems paprastų žmonių įsivaizdavimams apie valdžią. Vis tiek jie kažkur susirenka, jie kažkur susitarė. Tai jie yra 12 toks mistinis skaičius. Tai jos dalyvauja ne kaip sekso objektai ten, o kaip tėvynės, valdžios, motino žemės simboliai kažkur. Tai taip galim, neskleidžiant daug siužeto. Bet kažkur tai susitarti dėl bendrų krypčių reikia atskirai, geriau tai daryti tamsiu paros metu ir iš esmės kaip pasirašomos švietimo visų partijų, valstybės gynimo sutartys, tai tokia kažkur tai romantizuota truputį istorija. Taip, ten toks kaip masonų ordinas atrodo, kuris iš tiesų ir valdo viską. Ir man liko klausimas, tai atėjus monarchijai, kas nutinka su tuo oligarchato, ar kaip čia, negaliu vadinti triumviratu, bet 12
įtakingųjų 12 galingųjų rateliu. Tai čia mes dar nežinome, šitame romane apie tai ir nekalbame, kas bus toliau. Po to žiūrėsim, ar man kils noras toliau pratesti, kaip 12 seksis konkuruoti su konstitucinė monarchija. Dar tolimesnių veiksmų nežinau ir negaliu atsakyti. Kaip personažai pasisuks, taip ir bus. Aha, na štai išgavome prisipažinimą, kad bus tęsinys, nes iš tiesų yra palikta siūlo galų, dėl įpėdinystės, yra dėl 12 likimo ir tokia neišspręsta konstitucinė dilema. Tai aiškiai matome, kad ne tik Netflix'e, bet ir tekste tikrai gali būti dar netikėtų siužeto posūkių. Taigi, tūkstantmetė monarchija, katalikiška, popiežiaus pašventinta, svarbiausia ambasadoriai yra Vatikano, bei JAV ir Britanijos. Ar tai iš viso patiktų Lietuvos žmonėms, jeigu jie vieną dieną atsidurtų joje? Tai aš manau, kad patiktų ir aš netgi aprašau, kaip būtų tai padaryta, kad patiktų. Mes suvokiam, kad Inigo Urachas, Liudvikas, nekalba lietuviškai iki šiol, bet yra labai paruoštas gražus planas, kaip padaryti. Tai vasarą neišleistume vaikų šito karaliaus, neišleistume užsienį, tik tai nebent 2 savaitėm į Šveicariją paslidinėti, kad žiemą būtų gražiai įdegę. O šiaip jie tupėtų Vyžuonose arba Telšiuose ir turėtų gražią lietuvišką tarmę. Man kaip visada gražu ir ta tarmė, jeigu princesė mūsų aukštaičiuotų arba princas žemaičiuotų, tai man atrodo nupirktų visus, kaip ir iki šiol, jeigu aš išgirstu, kad žmogus kalba tarmiškai, gyvendamas Vilniuje, tai man susileidžiu vietą, man labai gražu. Tai mes taip ir padarytume. Na, iš tiesų šitą klausimą norėjau užduoti apie uteniškių tarmę, kodėl uteniškių čia atvažiavau, atvežtas Bolto vairuotojo, kuris 20 metų pragyvenęs Vilniuje kalba labai gražia, sušvelnėjusią, bet vis tiek neklystamai atpažįstama Marijampolės tarme. Prieš tai girdėjome, kaip metų poezijos 5-tuką pristatė dzūkiškai kalbantis poetas. Na, o dabar aukštaičiuojantis princai. Bet kodėl aukštaičiuojantis? Tai nėra tokia akivaizdi tarmė. Žemaičiai, aš suprantu, žemaičiai yra lietuvio kitas, taip sakant, čia mūsų tas vidinis toks kitas, jis yra metamų savotiškai iššūkį, nes mes jų nesuprantam, jie, taip sakant, jie mano, kad jie yra ne lietuviai, o žemaičiai. Bet kodėl aukštaičiai? Tai aukštaičiai yra mano vaikystės kaimas ir prie Vyžanų, Utenos rajone. Aš mažas visai laisvai kalbėdavau aukštaitiškai, dabar iš Utenos, o dabar jau gaila nebemoku dirbtinai, bet buvau prieš kelias dienas Vyžuonose vėl nuvažiavęs pristatyti savo knygą. Tai ten žmonės džiugiai nusiteikė ir ten jau pradėjau kalbėti. Valandą laiko su jais pakalbėjęs, jau galėjau pradėti. Tai yra pati gražiausia lietuviška tarmė, man atrodo. Švelni, dainuojanti. Žemaičių, kad ir kokia graži būtų, bet jinai per daug kieta, per daug kareiviška. Jie tinkami kariauti, o aukštaičiai lyriški. Tai gal taip ir padalintume tiesiog princesėms Vyžuonų dvaras, o berniukams, kadangi jiems reikia militariško truputį auklėjimo, tai Telšių kokia tarmė. Na ir kadangi dabar Telšiuose atsilaisvino kunigų seminarija, ten kaip tik galima karo akademiją įkurti, kur elitinė, kur būtų tik princai ir mokomi. Tai viskas jau kaip ir nutarta. Vienas aspektas, kuris man irgi kėlė nerimą, tai, kaip minėjau, viskas prasideda nuo rašytojo pasivaikščiojimo naktį. Bet tas rašytojas, jo statusas toje visuomenėje, dabartinėje visuomenėje, jis ganėtinai gan liūdnas. Ir rašytojų sąjunga, kai tas rašytojas tampa rašytojų sąjungos pirmininku, ji irgi tokia institucija, kuri neįkvėpia daug džiaugsmo ir susižavėjimo ir kažkokio tokio kūrybinios versmės. Kiek tai yra autobiografiška ir ar tikrai rašytojo vaidmo dabartinėje visuomenėje yra toksai liūdnas, kaip tas Jonas aukštutinio Antakalnio silikatinio namelio rašytojas? Tai taip, liūdnas kaip silikatinio namelio siena yra rašytojų likimas. Na, visų pirma, tai anksčiau nors jos girdydavo, dabar nuvažiuoji kur nors, tai gauni kavos ir 3 sausainius. Anksčiau taigi negyviai jie parvažiuodavo iš susitikimų su skaitytojais.
Vien šitas jau kulinarinis, alkoholinis aspektas jau neįkvėpia tapti rašytoju. O šiaip, kas ką nors klauso ar girdi ekspertai galų gale, tai kas turėtų kalbėti apie tautos ateitį, valstybės ateitį? Ar kas nors klausia rašytojų? Niekas neklausia. Geriausiu atveju politologo kokio paklausia, o kas yra valstybės inžinieriai, kas yra kūrėjai valstybės galų gale. Tai viskas nuo Maironio prasidėjo eilėraščius. Ne viskas, bet vienas iš įkvėpėjų, pavyzdžiui, buvo Maironis, mūsų valstybės ir viso kito. O dabar mūsų vaidmuo, rašytojų vaidmuo, aš tai save dar tik paprasčiausiai istorijų pasakotojų laikau, visai numenkęs ir niekam neįdomus mes, šiaip atvirai sakant. Ir tai galima spręsti, knygų mugė tai gerai atrodo, iš toli daug žmonių, bet šiaip kasdieniam gyvenime tai niekas mūsų neskaito. Nenorėčiau tokios liūdnos gaidos čia įnešti. Man atrodo, kad jau pats šios knygos buvimo faktas rodo, kad žmonėms yra įdomu gyventi tokiomis alternatyviomis tikrovėmis. Nes kiekvieną kartą, kai rašytojas paima plunksną, jis kuria kitokį pasaulį šiek tiek. Tiek, kiek jis nėra šis pasaulis, kiek jis nėra dokumentinis pasakojimas, tai jau yra alternatyvi istorija, kuri kažkur kartais prasideda nuo tos vietos, kur mes dabar esame, kartais būna praeitie, kartais nukeliama į ateitį. Ir tos alternatyvios istorijos, man atrodo, mes Lietuvoje turime palyginti mažai. Aš dabar iš šono nuo romano norėjau paklausti. Regimantai vis tiek pats domėjęsis nemažai Lietuvos istorijos peripetijomis. Kokį Lietuvos istorijos epizodą pačiam norėtųsi peržaisti kitaip? Ar tiek pozityvia prasme, o galbūt, kaip sakyti, kur glūdėjo didžiausia grėsmė, kas galėjo nueiti visiškai kitaip ir kur mes laimingai, taip sakant, išplėšėme kažkokią pergalę iš pralaimėjimo nasrų. Tai, man atrodo, mes 18 metais gana daug praradom. Po to jau išmokom ir paėmėm Klaipėdą 23 metais, bet būtent tas tarpas laikotarpio, aš labai gerą herojų turiu, žemaičių bajorą Pilsudskį, kuris jau 1908 metais žinojo, kad reikia kariuomenės ir tam apiplėšė traukinį prie Bezdonių. O mes dar 1918 metais svarstėm, kad gal mums iš viso iš principo nereikia kariuomenės. Kad mes įsisuksim kažkaip. Ir tas laikas, Valdemaras, Smetona, Sleževičius, Gabrys Paršaitis mane labai domina ir nežinau, gal tai bus kita knyga ne apie monarchiją, būtent tas dokumentinė biografija galbūt kelių žmonių trumpam laiko tarpe, kai buvo galima, ką buvo galima padaryti kitaip ir tiesiog kas kur kaip suklydo. Galbūt taip. Ačiū. Iš tiesų, tokia pirma į galvą ateinanti situacija, daugelis žmonių, ir aš tą darau tokią vos neapklausą statistinę, tai yra 40 metai, nepasipriešinimas 40 metais ir Smetonos pabėgimas per upelį. Yra tas momentas, kur visi mato, kad istorija galėjo kažkaip pakrypti kitaip, o Suomiai pasipriešino ir turėjo. Tai 18 metai iš tiesų čia yra nauja mintis ir dėkui už ją. Romane yra pora tokių sąmoningai nepaaiškintų elementų. Aš nežinau, kiek galima aiškinti ir kiek tai kažką autorius nori nuslėpti tuo, bet aš norėjau paklausti, nes jie yra palikti kaboti taip. Vienas yra skyrius, kurio įterptinis skyrius, nes romanas yra parašytas gan inovatyviai, dalies skyrių galima neskaityti ir siužetas nenukentės, sako autorius. Tai va 6 A skyrius, taigi įsiterpia visai kitos epochos pasakojimas, juokdario pasakojimas, kur kalbama apie kažkokią kitą šalį, kitą monarchiją, kitą epochą. Kas tai yra? Tai galbūt pasakojimas, kaip daromos dinastijos, kaip jos kūriamos. Kaip kūriamos dinastijos, kaip jos daromos ir kad kūrėjai, tam pasakojime pamatome, kad tikrieji dinastijos kūrėjai pražudomi. Į paviršių išlenda tokie neaiškus veikėjai, prasti veikėjai, žemos moralės veikėjai. Tai tiesiog norėjau gal tuo nereikalingų skyriumi papasakoti apie dinastijų kūrimo bėdas.
Ir kad jos dažnai būna nešvarios, negražios, tai mes taip ir padarysime pagal šią knygą, galima ir negražiai. Svarbu gražų dalyką, jezuitiškai truputį galbūt taip. Tikslas pateisina priemonės. Suformuluoti truputį. Na taip, čia viena iš tų temų, kurios iš tiesų lieka šiek tiek nejaukų, galvoju, negi viskas, kas yra tauru ir gražu, yra pagrįsta kažkokia klasta, išdavystė, krauju galų gale ir galbūt Respublikos todėl ir nori kitokios pradžios, kad nereikėtų tos pirmykštės aukos, ant kurios grįžta dinastija. Dar vienas momentas, kuris yra nepaaiškintas, yra Natašos šokis. Ką jisai simbolizuoja šiame romane? Ne visai kokios. Natašos. Kai dvi moterys išsklendžia, jos chirurgas palinkė eiti Natašos šokių. Ar tai yra užuomina į knygą neseniai pasirodžiusią Orlando Figės, ar į Tolstojaus herojų? Nuorodai Tolstojaus Karas ir taika, nes ten rusų literatūros tas esminis kūrinys apie jaunos mergaitės patekimą į visuomenę, į pirmąjį balių. Tai ten truputį ironiškai galbūt pasisakyta ir ta nuoroda yra. Aha, tai tos merginos patenka, taip sakant, viena iš jų pirmą kartą patenka į visuomenės balių, kaip gražuolė išskrisdama virš Vilniaus, kaip žinome, moteris paprastai daro laisvalaikio. Ir kadangi mes jau turime eiti į pabaigą, tai aš, Regimantai, vis dėlto norėčiau suvesti tas visas gijas į vieną tašką ir dar kartą paklausti, tai koks tai yra romanas, kokiai auditorijai pirmiausia skirtas, kaip turėtų nusiteikti skaitytojas atsiversdamas pirmąjį puslapį. Tai toks dvigubas skaitytojas, kuris tikėtųsi įdomaus siužeto, politinio trilerio, bet kartu, kad jisai pasiliktų kartais vietos pagalvojimai. Galbūt taip paprastai pasakyčiau. Tiesiog padaryti pauzes paskaitant ir galbūt knyga kažkiek privers pagalvoti. Na, čia naivi istorijų pasakotojo viltis. Ačiū Regimantai ir ačiū už šią knygą.